Aš per sekundę viską praradau, tiesiog taip lygioj vietoj. Kiek buvo įdėta pinigų? Apie 30 000. Atstatyti turėjome. Tu juokauji, kad tos 3000 laikų susirinktum? Taip, sako, yra hekeriai, kuriems tu susimokėsi apie porą tūkstančių ir jie prašo išpirkos. Visas verslas pas mane ėjo per Facebooką. Ten aš atsidarau taip, kad aš pradėjau vesti slaptažodį ir man rašo, kad aš nebegaliu. Tai 2 savaitės aš non-stopų bandžiau kažką daryti. Pavyko atstatyti, kiek laiko užtruko, kaip po to sekėsi, nežinau, viską pastatyti iš naujo. Viena atsitiktinai paspausta nuoroda privedė prie kryptingai auginto verslo griūties. Viskas iš naujo. Kas nutiko ir kodėl verslo isterijų herojai teko važiuoti net į Belgiją rinkti klientų atsiliepimų. Šiandienos epizode Sofijos Pačėsaitės istorija, kuri pirmąjį verslą pradėjo būdama vos 15. Per daugiau nei 10 metų ji ne tik užaugino verslą, jį pardavė ir sėkmingai augina kitą. Verslai, skyrybos, skolos, 2 maži vaikai. Kaip pavyksta išlaikyti balansą? Tad keliaukime į epizodą. Sofija, iš tiesų tai priblaškiai mane, kai pasidalinai, kad realiai per 1 sekundę tavo verslas žlugo. Gal gali papasakoti šią istoriją? Tai įvyko prieš, dabar aš galvoju, prieš 1,5 metų. Tai buvo rugpjūčio mėnesis, tai ne praeitą rugpjūtį, o užpraeitą rugpjūtį. Ir aš buvau tada tokia super laiminga, nes po visų skyrybų ir po visų tokių breakdownų dar kitų, aš pagaliau atsistojau ir galvoju, verslas pradėjo taip viešėti ir aš viską pradėjau daryti ir kažkaip buvau labai laiminga, buvau ką tik nusipirkus savo kelionę į Balį su vaikais, mėnesį laiko ir kažkaip planavau, kad dabar aš Liepos mėnesį nusipirkau bilietus ir galvoju visą sausį praleisiu Balyje su vaikais, pirma kelionė į Aziją, mano pirma kelionė, kad mėnesį su vaikais viena. Ir galvoju, reikės pasidaryti taip, kad visą rudenį bele kiek daug dirbsiu, kad uždirbčiau ir sausio mėnesį galėčiau mėnesį tiesiog nedirbti, uždaryti gamybą ir tiesiog pabūti ramiai. Ir buvo mano tėčio gimtadienis rugpjūčio mėnesį ir aš tiesiog atsidarau Facebooką, nes mano visas verslas pas mane ėjo per Facebooką pagrindas. Aš neturėjau savo svetainės, aš viską turėjau Facebook'e, nes ten būstinau reklamas, per ten kontaktavau su klientais, per marketplace, per visus tuos dalykus. Ir man užteko. Ir atsidarau tiesiog vieną rytą išvakarėse mano tėčio gimtadienį, aš atsidarau ir tiesiog, kad per naują suveskis slaptažodį. Per naują suveskis slaptažodį į Facebooką, per naują suveskis slaptažodį į Instagramą, per naują visur, per naujo. Kompiuteris irgi, visur viskas tiesiog nebėra. Ir kaip karšta. ir žodžiu, ir gavosi taip, kad aš pradėjau vesti slaptažodį ir man rašo, kad jūsų akauntas yra neaktyvus. Per 180 dienų mes jums jį atidarysim. Ir aš iš karto skambinu sesiai, nes mano sesė turėjo, man, pavyzdžiui, asmeninis, man buvo visiškai vienodai šviečia. Aš iš karto galvoju apie savo įmonės, nes aš tuo metu turėjau kubilų ir turėjau kubilų puslapį, tada turėjau savo tortų puslapį, nes aš gaminau tortus. Ir taip atsidarau, ta prasme, niekur neišeina prieiti. Ir kažkada buvo, gal prisimenat momentas, kai visas Facebookas šiaip užlūžo, ten gal 3 dienom. Ir ta prasme, visiškai visi žmonės neturėjo... Čia prieš tą keletą maždaug metų? Jo, prieš keletą metų. Ir visi žmonės neturėjo prieigų prie Facebooko. Ir aš kažkaip tada automatiškai prijungiau savo sesę, bet aš nesuteikiau jai pilnų teisių. Ir aš jai sakau, ar gali nueiti, ar gali pasižiūrėti, ar gali pranešti klientam, nes yra tas dalykas, kad yra išvežimai. Bendravimas yra visas per Facebooką, ir, aišku, ir per elektroninius paštus ir viską, bet viskas yra pagrindas ten. Ir jinai sako, aš atsidarau, man rodo, nes pas mane yra Forest House. Pavadinimas, sako, man rodo tą Forest House'ą, bet jisai užgaustintas. Aš negaliu nei rašyti žinučių, negaliu nei kelti postų. Sako, aš jį matau, bet aš nieko negaliu padaryti. O man iš viso nieko nerodo. Tada automatiškai tai sako 180 dienų ir tada atšaldys. Galiu dar truputėlį stabtelt. O tai kokia priežastis? Kodėl taip nutiko?
paskui čia, ne, tai tu taip ir Aš neįsiaiškinai. išsiaiškinau tą, kad kai man pasakė, nes aš per kokį mėnesį laiko susisiekiau pagaliau su Facebook'u, mes turėjom Zoom'ą ir man jie pasakė, sako, jūs paspaudėt kažkokią nuorodą. Ir sako, tiesiog jūs nuhekino. Kaip, žinot, nuoroda tai kaip tokį... Kur siunčia į Facebook'us ar ne? Į Facebook'us, į paštus, į viską. Jeigu tu vis tiek tu turi tą puslapį, tau siunčia visokie ten, kad pabandykite, pasižiūrėkite visą kitą ir panašiai. Ir aš pamačiau, kad, pavyzdžiui, kai prie manęs, pavyzdžiui, būna prisijungta, tai atsiunčia laišką, kad, pavyzdžiui, prie jūsų prisijungia ten prie Facebook'o. Ir aš grinai tą naktį pamačiau, kad pradėjau ieškoti ten paštuose, bus prisijungimas, kad Los Andželė, man atrodo, ten ryte buvo prisijungta prie mano. Ir viskas, ir pasakė Facebookas, sako, mes negalime apsaugoti jūsų, sako, apsauga nuo visokių hakerių yra jūsų atsakomybė. Mes sako, mes negalime jums atkurti, todėl kad šita platforma jau jūs nebeegzistuojate. Bet aš mėnesį laiko, kol aš bandžiau susisiekti su Facebook'u, kol aš kažką dariau, visą kitą panašiai, nu tai užtruko laiko. Tai pasidalink, kaip tą mėnesį atrodė tavo dienos. Ir kaip tą mėnesį ir kokios išeitys, kaip išėjai iš tos situacijos? Šiaip buvo tas momentas, labiausiai prisimenu, kai tas rytas, kai aš važiuoju pas tėtį į gimtadienį ir visa šeima. Čia kitas rytas, ar ne? Jau va tas rytas, kai aš pamačiau ir aš tą pradžią tai šoką tokiam. Ir aš nuvažiuoju ir ta prasme, nes aš jau skambinau sesė yra, ten kažkaip taip ateinu ir taip jau visi žino, nes mano sesė visam pranešė, kad jau visi žino. Ir aš taip stoviu ir ta prasme visiškai jašaras ten, kai savo aplinka, saugia aplinka, aš jašaras, aš nebegaliu. Ir mano sesės vyras sako, nu tai ką čia, nu nepergyvenk, sako, susikursi tu tą Facebooką, nu tau tas Facebookas yra svarbus. Kiek sekėjų buvo? Followerių buvo beveik 3000. Bet tai nebuvo, pavyzdžiui, mano draugų asmeninių, buvo kokie, nu, tarkim, iki 5 vienetų. Ir čia buvo pagrindinis pardavimo ir komunikacijos kanalas. Tai buvo Europa, tai buvo visa Europa ir tai buvo išgryninti žmonės, kuriem yra svarbu kubilai ir sauna. Nes atrodo skaičius netoks ir didelis, ten, žinai, atrodo 3000, žinai, bet jeigu tu turėjai tikslinius klientus ir tikslinę rinką, tai tu net ne Lietuvoje veikiai. Tavo verslas kubilų nuoma, ar ne? Ne, mano verslas yra kubilų gamyba. Gamyba. Taip, aš turiu savo gamybą. Ir kad nuoma. Ne, ir tai yra visa Europa. Tai, pavyzdžiui, mano tikslinis klientas, tai pirmas dalykas, jisai nėra mano amžiaus. Tai prasideda nuo 35 metų ir vyresnis. Pagrindas yra vyrai visi, todėl kad vyrai labiau perka kubilus. Ir ta prasme, ir kaip man ir atėjo ir pasakė, sako, tai tu ateik, pasikvies, nu per naują pasikviesi su savo draugus ir tu turėsi tą ratą. Ir aš sakau, okei, aš susikuriu savo naują ten puslapį, ne? Ir jūs dabar, sakau, įsivaizduokite. Kubilas kainuoja nuo 3000, 3, 4, 5, 6, 7 tūkstančių eurų. Sako, ateis, pavyzdžiui, į puslapį, kuris yra naujai sukurtas, yra 10 sekėjų. Nėra nei rekomendacijų, o gerai rekomendacijos lietuvių kalba, kaip į mus lietuvis Europą žiūri. Nuostabiai. Mes turime labiau logotipą užsiklijavę ant galvos, kad mes yra sukčiai, kad su mumis geriau neprasidėti, nes mes esame varkiniai. Tokie, žinot, kur sukam varkį. Čia toksai iš užsienio pareina. Oi, labai stipriai. Todėl, kad, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, nu, pas mane rinkos yra, nu, tai Europa, Belgija, nu, tai Europa, nu, tai į tas įeina Belgija, Italija, Šveicarija, Prancūzija, Olandija, Danija. Pas mane to šalis ir aš tikrai esu susidūrus su tais momentais, kaip sako, mes tokios prekės iš užsienio, kur jūs esate už 1500 kilometrų, nu aš už 5000 aš nepirksiu kubilų. Nes kas man neša garantijas, kad jūs iš viso man pristatysit. O tu svetainės tuo metu neturėjai? Aš neturėjau nieko. Ir turi išvažiuoti tralas. Padaryti kubilai, turi išvažiuoti tralas, su klientais aš negaliu susisiekti. Automatiškai, ką aš darau, aš reaguoju, tai yra aš visiems klientam tiesiog rašau per elektroninį paštą, nes aš kai užsakymą gaunu, aš visą komunikaciją stengiuosi pereiti per e-mailą. Apie kokį kiekį kubilų kalbam šiaip įdomu? Apie ne vieną vienetą, ne? Transportavimą?
10? Kiek tada buvo? Tuo metu buvo, man atrodo, turėjau išvažiuoti gal 7 vienetai. Geras. Aišku, nu, tarkim, aš nelaikiau savęs mažytę, anksčiau laikiau save mažytę, bet dabar aš laikau save normalia rinkoje. Bet tu su užsienio rinka dirbi. Taip, aš su užsienio rinka, aš Lietuvos rinkai beveik aš neparduodu. Taip, yra vienetai, kurie ateina ir užsisako, bet Lietuvoje yra iš tikrųjų labai didelė paklausa. Ne paklausa, pasiūla. Labai didelė pasiūla ir automatiškai. Daug kas gamina? Daug kas gamina. Kaip aš sakau, yra daug valymų įmonių, yra daug kubilistų, bet čia toksai dalykas, kubilas yra toksai, kur daug žmonių yra, kurie ypač tokių, kur turi savo garažiuką, jie susisperka visas dalis ir jie pasigamina, užsimeta, tarkim, 1000 eurų? Net 100 eurų. 100 eurų dirba, nes, pavyzdžiui, dirba vakarais ir turint savo normalų darbą, dirba vakarais. Su savivertė problemų yra. Ir tiesiog automatiškai gaunasi, kad jie mažina kainą labai stipriai. Ir kai, pavyzdžiui, kai aš nemažinu savo kainos, man sako, kodėl aš negaliu, kodėl jūs, pavyzdžiui, tokie brangus, palyginus ten, tarkim, su kitais kubilistais. Ir aš sakau, žiūrint, su kuo lyginu. Tai atleis, Sofija, dabar aš tave buvau pertraukus, tu grįžai tą dieną, kada turi ten, jau tu skambė, sakai tą dieną, ar neturi ten fūrą važiuoti ir dabar įdomu, kas ten toliau vyksta. Ir aš sėdžiu, ir aš stoviu, ir aš, ta prasme, man atrodo, mano gyvenime buvo toksai įvykis, tai aš sulygint galiu su juo, mano gyvenime buvo, kai mūsų namai užsidegė ir mes praradom namus. Ir mes buvom, mūsų namai visi sudegė. Čia kai su tėvais gyvenai turime. Taip, vaikystė. Aš buvau 8 klasėje, sesė ten jaunesnė ir kita vyresnė. Ir tau tokia paralelė, ne? Ir man tai buvo tas momentas, kada tu per akimirką tu prarandi viską. Jausmas šiaip tada neturėjo draudimo dar. Ir toks sėdžiu ir aš, ta prasme, aš tada praradau namus, o dabar aš sėdžiu ir aš galvoju, aš per sekundę viską praradau. Tiesiog taip valgioje vietoje. Ką aš dabar galiu padaryti? Ta prasme, nieko. Ir atėjo mano sesės vyras ir sako, nu ko tu čia pergyveni? Sako, paimsi, pasidarysi naują akantą, susikursi, sakyt ar panašiai. Ir aš taip, sako, čia tik pinigai. Ir aš taip, ne, čia nėra tik pinigai. Gerai, aš dabar per naują investuosiu reklamą, per naują atgaivinsiu tą visą svetainų, akantą, visą kitą panašiai. Bet tai nėra tik apie pinigus. Tai yra rekomendacijos, kurie 3 metai turi kubilą, 2 metai turi kubilą, metai turi kubilą. Ir jūs pačios žinot, kaip sunku gauti rekomendacijas. Gali nupirkti, bet mes niekada neturim laiko. Nu, ta prasme, prisėsti, parašyti gražų atsiliepimą, bet kam? Tikrai. Nueinat pas kirpėją, kada paskutinį kartą pasidžiaugi tuo metu. Taip. Jeigu nepaprašo, šiaip aš jau dabar priemu kaip labai normalų reiškinį, kad man parašo, sako, Miglė, pavyzdžiui, čia aš kaip prisimenu, arba Sofija. Ieva, gal gali, jeigu pas mane paslaugas pirkai, pasidalink, žinai, tada net ir tai kartais ne visada prisimeni, tada, žinai, gali ir antrai. Aš tai dabar taip priemu, anksčiau atrodo, gal čia, oi, negražu, įkyru, čia dabar rašyti, trukdyti, žinai, bet iš tiesų turbūt taip dabar, tik tokiu būdu, žinai. Ja, visas tas. Tai žodžiu, beviltiškume buvai, aš kaip suprantu, tiesiog didelis, ir šiaip toks liūdesys, kad, žinai, tiek daug įdėta turbūt pastangų, ne taip ir taip pukšt. Ir tiek daug meilės. Ir tiek daug. Ir kitas dalykas buvo tas momentas, kad tas yra dalykas, kad nuo rudens, ypač užsienį žiemą nuo rudens, sumažėjo pirkimų. Ir ypač sausį, kodėl, pavyzdžiui, aš sausį planavau atostogauti ir aš išvažiavau po to galiausiai, bet pagal verslą gyveni šiek tiek, tai pagal ciklą tą. Tai yra ciklas, todėl kad sezoniškumas prasideda maždaug nuo kovo mėnesio ir maždaug iki rugsėjo, jau spalis jau mažėja. O po to jau lapkritį, jau ten jie perka nebent su tuo Black Friday, bet nori, kad gautų užsakymą pavasarį. Nes Europa ne taip kaip Lietuvoje, nes čia visi man sako, taigi kubilai pagrindas, tai žiemas, sniegas, tu atsėdi ten visą kitą šiltą, eini pasivolioti į sniegą, ne. Europa žiemos metu išpila vandenį. Žiemos miegu Žiemos miegu nusėda.
nes jie nesupranta, taigi vanduo gali užšalti, taigi gali pažeisti, nes jie, kubilą naudoja kaip baseiną. Jie kaip pripila vandenį, tai visą sezoną taip ir ten su visais filtrais, su viskuo jie ir brandina tą vandenį. O lietuviai vieną kartą panaudoja, išpila vandenį, per naują pilą, visą kitą panašiai, visą kitą. Ir aš tada galvau, kad galbūt išeis man susigrąžinti puslapį. Galbūt kažkaip tą mano accountą man pavyks atsistatyti. Pavyko? Nepavyko. Tai 2 savaitės aš non-stopų bandžiau kažką daryti. Per tas pirmas dienas iš karto išsiunčiau visiems laiškus savo klientam, kuriem turėjau, kad įvyko tokia ir tokia dalykas, kad mane nuhekino, kad mes niekur nedingome, mes esame, bet šiuo metu yra toks dalykas. Taip. Kad rašykite mums per WhatsAppą, per e-mailą, bet tiesiog per kitus kontaktus nebeišeina susisiekti. Ir tada buvo momentas, kad visi labai normaliai sureagavo, bet irgi buvo tie, kurie jau ten turi išvežimai, sako, tai kaip su išvežimais, viskas ok, mes atvešim, pristatysim ir viską padarysim. Ir po 2 savaičių, maždaug ar po mėnesio, kai susikontaktavau su Facebook'u ir jie man pasakė, kad sako, jūs galite laukti. Jūs galite laukti 180 dienų, galbūt gausis taip, kad jum atšaldys ją. Čia 0,5 metų. Taip, 0,5 metų. O tu viltingai patikėjai? Ne, aš sakau, ir kokia tikimybė, kad viskas bus taip, kaip ten likę. Ir jie pasakė, gali būti, kad jūs gausite tuščią accountą. Su pavadinimu tik to pačiu. Taip, arba tiesiog bus, nes kai mane, pavyzdžiui, draugai pradėjo atsidarinėti, nuėjo ten Sofija, tuomet dar buvau Čebelienė, jie randa, bet aš esu gaustas. Ta prasme, jie randa vardą pavardę, bet kai įeinat, kai įeini į accountą, net nėra nuotraukos. Yra vardas pavardė ir visas kitas tuščia. Tai yra apskritai toks nepasitikėjimas. Nu, tiesiog, kad, žinai, nėra nuotraukos, reiškia, tu esi botas. Ir ką darai tada? Ir tada susikūriau naują accountą. Verslo, tada ne verslo, jau yra savo asmeninė. Tai tu nori pasakyti ne tik verslo, tu viską praradai. Aš viską praradau. Ir ten savo tortų, sakai, dar tai papildomą verslą. Aš viską praradau, aš praradau savo asmeninę. Tortuose kiek buvo followerių, ten irgi 1000. Tortuose kažkas panašaus. Tai dar, pavyzdžiui, Instagramas, kai skaičiausia, kad jisai egzistuoja mano Sofijos tortai, bet aš neturiu prieigos prie jo. Tai jinai yra, ten gražu pažiūrėti, bet yra tik Instagramas, nėra mano Facebook'o ir tiesiog va taip. Ir dabar aš ką padariau, tai aš išmokau pamoką labai stipriai ir aš automatiškai, kai Facebook'as pasakė, mes, sako, asmeninės negalim atgaivinti, bet sako, jūs galite paprašyti prieigų, kadangi jūsų sesė yra viena iš adminių, jinai gali prašytis visų pilnų teisių. Bet sako, jai pilnas teisės suteiks per 180 dienų. Nebent aiškinsite visų situaciją ir bandysit kažkaip išspręsti. Ir aš taip galvoju, nuo 180 dienų aš nelauksiu ir kažką reikia daryti. Tai aš susikūriau naują Facebooką, aš susikūriau naują grupę, aš prisidėjau savo sesę kaip full, ta prasme, visas prieigas, aš prisidėjau savo kolegą kaip visas prieigas, aš turėjau savo visas pilnas prieigas. Tai aš pastačiau 3 žmonės, kad turėtų pilnas prieigas, taip, kuriais pasitikiu, kuriais žinau, kad... Taip, kaip tik minėjai, kad pasimokai labai, tai va čia ta yra pamoka, ar ne? Bet aš dar užtvirtinti, kad ir klausantis suprasti iki galo, tai tu tiesiog paspaudai nepatikimą nuorodą. Taip manau. Jo, tau ir taip Facebookas kaip ir, taip irgi ištransliavo, ne? Ir dėl to tu tiesiog buvai... Atjungia accountą visą, o ten buvo kaip page, aš taip suprantu. Bet gerai, koks jiems tikslas, tai tavo duomenys banko tikėtina, kad kažką, bet nieko nepadarė žalos? Man pasakė, nes aš kontaktavau su kai kuriais žmonėm, kuriem jau tai buvo atsitikę ir jie pasakė, sako, yra hackeriai, kuriem tu susimokėsi apie 100 000 ir jie tada susisiekė su tais hackeriais, kurie nulaužė tavo accountą ir jie prašo išpirkos. Mes galime jums atiduoti puslapį, bet jūs turite sumokėti ir tokią sumą. Bet tu negavai tokio laiško? Aš laiško pačio negavau, bet aš gavau hackerio kontaktą, su kuriais galiu susisiekti ir tada aš pavau, bet sako, jeigu mes ir sako, su jais susisieksim, tai nereiškia, kad jisai bus... Tai ne dėl pinigų jie daro. Tai nereiškia, kad tai jie daro dėl to, kad, žinot, kur tos žinutės būna, kad paspausti tą nuorodą ir ten kažką... Aš tai žinau, tikrai. Tai va, po to būna, kad jeigu nuhekina,
jie pradeda siūs visiems ten tavo draugam, visokius ten nuolaidas, visą kad aš nežinau, koks tikslas, bet aš manau, kad aš tai paspaudžiau, kai man atėjo į mano paštą, kad man reikia patvirtinti savo tapatybę ir jie labai moka padaryti laišką, kad būtų panašus kaip Facebook. Net yra, man atrodo, dalinus Asta Dagilė buhalterė. Jo, žinoma, tai irgi kad ten sako, viena buvo raidė, sako, aš net pati kažkada apsišoviau, apsipirkau kažkur ir paskui praradau pinigus, nes kažkokioj parduotuvėje online apsipirkinėjau ir ten sako vieną raidę. Ar ten Vinted, gal net ar buvo Vinted, kažkaip ten, kad kažkurį bijau taip tiksliai nepasakysiu, bet tikrai žinau, kad yra sudursiu dalinuose, kad taip labai nedaug kažką pakeičia ir labai, žinai, iš esmės. Ir kitas dalykas, dar ką gali padaryti, tai, kadangi pas mane buvo pridėta kortelė, aš jau nuo manęs buvo, kad dabar aš galvoju, tuo metu valymus turėjau ir aš būstinau irgi reklamuodavau ir man per vieną parą, net ne per vieną naktį, man nurašė 1200 Facebookas, irgi pas mane nuhekino, man 1200 nuskaičiavo. Bet čia ne ta pati istorija. Ne, čia jau kita istorija, tai aš jau tada nuo to laiko, tą kortelę, kurią aš naudoju reklamom, aš ten niekada nelaikiau pinigų. Daug pinigų, taip. Aš irgi tą patį darau. O tada buvo man toj sąskaitoj, kurią aš naudojau 1200 ir per vieną naktį viską nurašinėjo. Ir aš gerai, kad aš kažkaip iš šito atsikėliau ir žinojau į banko sąskaitą, ko aš niekada nedarau. Ir aš taip žiūriu nuliai ir dar net ne nuliai, o minus ten 300. Ir aš tada iš karto žiūriu Facebookas. Aš skambinu bankui ir aš sakau, blokuokit, sakau, ta prasme. Prieš kiek čia laiko buvo seniai, ar? Čia buvo, tai aš valymus turėjau prieš kokius 7-8 metus. Bet tai čia man absoliuti pamoka, aš tai žinokit, Hebrytė, laikau savo visus verslus. Oi, negaliu čia dabar garsiai. Iki filmavimo, iki paleidimo epizodų turiu susitvarkyti. Ne, iš tiesų labai rizikinga jo ir aš tai dabar jau šitą pamoką pasiimsiu iš tavęs, nes yra baisu, kai atidarytum savo sąskaitą verslą ir suprastum, kad ten kažkur visi tie pinigai nutekėjo. Aš dėl to prie verslo sąskaitos niekada neprijungiu savo Facebooko. Aš jungiu savo asmeninę, nes verslo sąskaita yra automatiškai jau ten vėl kiti pinigai. Taip, tu gali iš savo ten taip gali. O pavyko atstatyti, kiek laiko užtruko, kai susikūrei naują ir tas visas, kuris įdirbis realiai nuplaukė, galima sakyti, ar ne? Kaip po to sekėsi, nežinau, viską pastatyti iš naujo? Taip turbūt galima sakyti. Tai dabar galiu pasakyti, dabar turiu savo tą vėl Forest House'o puslapį. Aš dar biškės viršau stabdysiu, tai dabar yra beveik praėję 2 metai. Pusantrų. Nes buvo rugpjūtis, tai 1,5 metų. Bet kai aš susikūriau, tai buvo apie rugsėjo galas, tai va, nėra dar net 1,5 metų. Ir jeigu taip pasakant, šiuo metu savo puslapyje turiu apie 3300 laikų, tai sugrįžau, bet jeigu galėčiau, aš galiu pasidalinti, kiek buvo įdėta pinigų, apie 30 000. Atstatyti turiu omeny. Tu juokauji, kad tos 3000 laikų susirinktum? Taip. Nes čia nėra... Čia klientai jau tikrai realūs, tai tavo pasiekta auditorija tikslinė. Taip. Čia tiesiog atstatei, galima sakyti tą patį. O tuo metu susirinkai tuos sekėjus, kur turėjai prieš tai iki to pagrobimo. Šito aš ten to neskaičiavau. Bet tai vis tiek nebuvo turbūt ten 10 000 ar buvo? Buvo irgi. Buvo, ne? Tai ten gal buvo tada tuo metu vis tiek ir infliacija. Apie 15 gal tūkstančių. Bet vis tiek jau dabar dvigubai tau tai kainavo. Ne tai, kad praradai, bet dar... Aš negaliu patikėti, 30 000 iš 3000. O gerai. Bet tas čia įdėta į reklamas, nes tą, kaip aš sakau, pasiekti publiką, tarkim, nuo tų visų reklamų, taigi jas pasiekė, nežinau, vis tiek gal dedat reklamas ir visą kitą. Publika, tai ten gali ir 500 000 pasiekti, peržiūrų visą kitą ir panašiai. Aš suprantu. Bet kad žmogus palaikintų tavo puslapį ir pradėtų sekti kaip ir su subscriberiais, su visais tais dalykais, ne kiekvienas žmogus tam, kur tikrai jam įdomu, o kas yra kubilas, kam įdomu. Čia tokia specifinė. Tas, kas turi namą, tas, kas turi kiemą, o tarkim, tai automatiškai aš einu labiau į regionus, nebe į pačius miestus, nes miestuose gyvena žmonės, milijonais gyvena, tai būtose, jiem nėra įdomu.
Ir automatiškai. Užsieniečius mes kalbame. Nu, tai taip. Jo, čia mes ne Lietuvos. O dar labai įdomu paklausti, o pardavimai jau dabar Viskas gerai. Jau dabar viskas gerai, ar ne? Gerai. Jau dabar viskas gerai, bet ką aš dariau, tai buvo, kad kadangi aš neturiu, pas mane taip ir prasidėjo 10 sekėjų, 10 sekėjų ir automatiškai aš atsidariau savo visus net klientus, nuo ten 4 metus aš kubiluosi, aš atsidariau visus savo klientus. Kur atsidarai? Socialinius tinklus? Ne, savo kur aš susidavau ten sąskaitas, visą kitą panašiai pradėjau ieškoti pagal vardą, pavardę, pagal elektroninius paštus ir automatiškai, ką aš pradėjau daryti, aš visiems, bet žinot, ką reiškia, pavyzdžiui, kai nusipirkę kubilą 4 metai, 3 metai, gerai garantinis yra 2 metai, yra kurie 2 metai nusipirkę arba metai. Ir kaip galvojat, labai malonu yra išsiųsti tiem žinutę visiems klientam, kur sveiki, kaip jums sekasi, ar patenkinti kubilų, ar visą kitą panašiai, pas mus vyko tokia problema, ar galite pasiekti mūsų puslapį. Aš asmeniškai nematyčiau problemos, jeigu gaučiau tokį laišką. Bet jeigu aš taip galvoju, okei, įvyko tokia problema, viskas, bet o jeigu dabar aš visiems tiem išsiųsiu ir prasidės, kad mano kubilas ten kažkas įvyko, tarsi problemų prisitė. Paranoja tokia, paranoja, tak galvoju, o jeigu važiuoti į užsienį, tvarkyti kubilus, taip, mes taip darom, bet tai jau čia aš išleidau, jau aš čia praradau pinigus ir praradau verslą, jeigu dar aš pradėsiu, atsiras po tų mano visų laiškų klientai, kurie nėra patenkinti, kuriem kažkas įvykę, kuriem visą kitą panašiai, dar daugiau. Nuostoliai. Bet tai gal nenusikeisiu, bet buvo tas pip, darau. Ir išsiuntinėjau ir paprašiau, kad pasidalintų rekomendacijom ir tikrai ir pradėjo laikinti ir pradėjo rašyti rekomendacijas, aišku, tik keli, iš ten, tarkim, išsiųstų tų laiškų, vėl vienetai. Bet ką aš padariau, kad aš galvojau viskas, kitas dalykas, buvo kiek daug nuotraukų sudėta. Tai dabar man reikia viską pradėti per naujo kelti, pradėti per naujo struktūrizuoti. Ką aš padariau, aš iš karto, kai darydavau pati, aš pasisamdžiau žmogų, kuri padarytų estetiką, kad jau į profesionalumą. Tai šitą iš tikrųjų vėl pasimokiau. O prieš tai šiek tiek buvo daugiau tokio buitiškas, man to užteko, kaip aš sakau, aš nenorėjau niekur plėsis, nes visą laiką galvodavau, kad čia ne mano verslas. Komforto zonai tiesiog. Ne, buvo toksai momentas, kai aš įsiskyriau, nes mano vyras pradėjo buvęs šitą visą kubilų verslą. Ir aš visą laiką galvoju, okei, dabar aš tame versle, tol, kol aš kažką pradėsiu kitą daryti. Nes čia jo arkliukas, o čia dabar yra mano, kaip išlaikyti save ir mergaitės, atsistoti ant kojų, kol aš ten skursiu kažką kitą. Ir mano kolega pasakė, sako, Sofija, kodėl tu taip galvoji, kad čia jo yra arkliukas? Sako, jo nėra, jisai pasišalino iš ten, iš jūsų gyvenimo, iš verslų, iš visko. Sako, be tavęs niekada nebūtų sukurtas šitas verslas iki tiek, kiek tu dabar sukūrei. Sako, čia viskas yra apie tave. Ir aš taip sustojau, aš tada pradėjau galvoti, kad... Štai prieš skyrybą šitas buvo jau po. Po skyrybų. Čia jau buvo per tas visus nuhekinimus, per viską. Ir man kilo idėja, kad kaip padaryti, kad būtų daugiau ir nuotraukų ir visą kitą ir panašiai. Aš susisiekiau su maždaug, irgi apie 25 klientais iš Belgijos, iš Prancūzijos. Ir aš jam pasakiau, aš darysiu tokį kaip Eurotripą. Ar jūs priimtumėte, jeigu aš su lauktumėmis atvykčiau pas jūs į svečius, fotografuoti kubilą, gal jūs irgi galėtumėt kokį interviu pasakyti, ar ten su manim padaryti nuotrauką. Ką faina idėja. Ir tai buvo praeitų metų gegužės, nes kažkaip žiemos metu, kadangi Balį skridau, ten reikėjo atstatinėti, tai buvo ir finansiškai sunku labai. Ir buvo taip pat, ta kelionė, jinai reikalavo daug pastangų, energijos, finansų ir šiaip viso plano. Ir aš tiesiog turėjau, kad plus gero oro, nes vis tiek visi eina į lauką, visą įsikūrinėję aplinką. Tai įsėdau į mašiną, tėvam, mamai palikau vaikus ir sako, kada tu grįžti, sakau, nežinau, važiuoju su mašina. Tada prisimenu, galvoju,
kokias lauktuvės. Tai buvo, kad nupirkau lietuviškų ten šokoladų, su Akala susisiekiau, mes ten susitarėm, kad Akalos sparkling tea būtų. Ir taip prisikrovau visą bagažinę tų visų dalykų ir taip galvoju, okei, susisiektas ir maždaug 25, bet ar su jais visais pavyks susisiekti ir susitikti, vis tiek darbai, visą kitą, niekas daug, nenori 25, jau kurie Labai tau daug. atliepė, tai čia wow. Ir aš išvažiavau ir tai kiek ten, dabar aš galvoju, tai pradžiui tai nuvažiavau iki Düsseldorfo, tai ten netoli Frankfurto, važiavau visą ten dieną ir ten vakare buvau. Ir mano kolegė atskrido su lėktuvu, nes jinai galėjo tik kelias dienas, tai mes nusprendėm, kad jinai pafotografuotų. Tai aš turėjau tarpą, kad nuvažiuoju aš, ten pernakvoju vieną dieną, tada paimu ją iš oro uosto ir mes turim per savaitgalį aplankyti. Kitus aš ten jau viena važiuosiu. Ir mes per 2 dienas mes aplankėm 15 žmonių, nes kai kuriems neišėjo. Bet čia tam pačiam, toj pačioj šaly? Belgijoje, taip. O Belgijoje yra kamštynas, galima sakyti. Žinau, aš studijavau 5 metų, tai Briuselis. Tai aš miestus pačius jau net nelindau, nes visi pas mane yra kaip priemiesčiuose. Ir visi sako, oi, kaip fainai važiuosi į Belgiją, pamatysi tą miestą. Ir aš taip, tos miestai tokie gražūs, senoviniai, ir aš taip nieko nepamačiau. Aš pamačiau kamščius ir jokius tikslus. Ir mes pavažinėjom ir man, žinot, kas labiausiai man patiko, po tos kelionės aš supratau, kad tai yra mano. Tai yra mano arkliukas, nes iš tų 15 žmonių išgirsti istorijas, ką jiems duoda Kubilas, aš supratau, kokią aš vertę nešu. Aha, man irgi. Viena iš istorijų, kurią aš galėčiau pasidalinti, buvo atvažiavom pas šeimą, turi 2 mažus vaikus ir jie sako, ačiū tau, Sofija, sakau, už ką. Sako, žinai, kas yra mums šitas Kubilas? Sako, tai mūsų pasimatymų vieta. Sakau, kaip jūs dažnai naudojat? Sako, kiekvieną dieną. Mes grįžtam namo po darbų, užmigdome vaikus, padedame telefonus ant stalo, mes vietoj to, kad žiūrėtume Netflix'ą, mes nueiname į Kubilą terapijai ir tiesiog kalbamės apie kiekvieną dieną. Kaip praėjo diena. Ir sako, šitas pirkinys suartino mus kaip porą, kaip šeimą, mes žymiai esame stipresni. Ir iš tų visų žmonių, ką pasakė, tai kiekvienas beveik naudoja beveik kiekvieną savaitgalį, kitas kas antrą dieną, kitas kiekvieną dieną. Nebuvo taip, kad jie jo nesinaudotų. Ir tas momentas, kur aš taip galvoju, čia tik Kubilas. Toks, žinot, jo, aš taip irgi iš vienos pusės, bet dabar ir gau dėl ašaros sakyti. Bet kai tu pasakoji, žinai, kad tai yra šeimos ritualas ir kad tai yra daug daugiau negu tik daiktas, tai jie padaro prasmingą, tarsi tavo dėka, bet jie įprasina, kaip mes kryžiuką neįprasina esam, ar kažkokia, kaip mums yra kažkoks talismanas, taip ir jiem Kubilas yra, įprotis ir ritualas toksai. Šiaip iš tikrųjų pasidalinsiu, dabar įsirenginėjom namus su vyru. Man čia. Ašaros. Įsirenginėjom dabar namus su vyru ir turi mintį nusipirkti Kubilą, bet irgi buvo tas, nusipirksim ir po to, kai kažkur nuvažiuoji, tai jau natūraliai, ne į sodybą ar kažkur, sakau, turėsim namie, tai po to ir stovės jisai ten. Bet dabar viskas. Dabar viskas. O klausyk, aš gal užsieniečiai labiau vertina šiaip, jeigu taip dar apie tavo tą pačią nišą atrodo. Aš tai manau, kad ne tai, kad jie labiau vertina, o jie labiau skiria laiko tam, savo skiria laiko. Bet ir ta prasme, turbūt ir ten Belgijoje yra, turbūt nėra kas net gamina, jeigu perka iš Lietuvos šiaip yra. Bet kodėl renkasi tave tada, ne Belgijos? Todėl, kad jiem yra pigiau. Kaina. Yra kaina ir kokybė iš tikrųjų. Nes aš esu tas žmogus, kur aš labai mėgstu kokybę. Ir, pavyzdžiui, pas mane buvo taip, kad aš, kaip sakau, aš dabar laikau savo mažytę, bet kai mes buvom kartu su mano buvusiu vyru visame tame versle, mūsų gamyba buvo, galiu pasakyti, net gal 3 didesnė, 2 maždaug. Nes jisai orientavosi į kiekį,
ir man tas nepatiko. Nu, tas nepatiko, tai fainai, nes gamyba yra didelė, Nebiškiu tokių. bet tada prasideda problemos. Ir kai aš dabar esu viena tame, aš supratau, aš geriau eisiu į kokybę ir geriau būsiu mažiau, brangiau, bet aš žinosiu kiekvieną savo klientą. Ir nebus, kaip sakyti, sunku atstovėti už tą kokybę. Man labai Taip. įdomu, tu sakai viena, bet turi komandą, tu esi Ne, vadovas. ne, Aš juokauju, pati kubilų tikrai turbūt ne. Negaminė. Ne dizaino ir nekuri. Bet... Mes tiesiog, kad buvom su vyru bendrasavininkai. Kaip tavo komanda šiandien atrodo? Kiek žmonių turi? Aš žmonių nedaug turiu. Užsukotės, žodžiu, bet Užsukamės, produktyviai. taip, produktyviai ir aš manau, kad yra tas toks, kaip tu eini į kokybę ir mažesnį ten tą našumą, tai tu tiesiog gali pasiderinti. Bet aš turiu gamybos vadovą, kuriuo pilnai, kaip aš sakau, pasitikiu, kuris atsakingas, kaip aš sakau, mes jau einam koja kojon daug metų, jisai dirbo ant savęs. Ir mes tiesiog susijungėm ir tas momentas, Kaip partneris. Kaip partneris, taip, kaip partneris. Ir aš, kadangi atsakinga labiau, man labai patinka, kad pačioj pradžiai, kai aš pradėjau viena daryti, tai kai aš įsiskyriau, kaip mes pradėjom skyrybas, automatiškai mes pradėjom skirti ir verslus. Ir aš turėjau, mano dukrytei buvo vienai 9 mėnesiai, kitai 3 metai. Ir kadangi mes jau skiriamės, ir aš taip, bet aš turiu savo klientūrą ir automatiškai aš galvoju, aš uždarysiu viską. Čia tam pačiam kubilių versle. Taip, supratau. Bet aš turiu tą savo klientūrą, kurie su manim susisiekė ir sako, Sofija, aš noriu, kad tu man darytum. Ir buvo momentas, kada mano gyvenime, kai mano buvęs vyras perėjo į didesnės patalpas ir tos didesnės patalpos jisai išėjo, o tos kitos mažytės liko. Ir aš taip galvoju, ne, man reikia kažką daryti, aš jeigu toliau čia tęsiu tą gamybą, man reikia patalpų. Ir jisai išeina su visomis amunicijomis, tai visos staklės, visą kitą, viskas išeina, ir ką aš stoviu, aš nieko neturiu, bet tai aš turiu kubilų užsakymus. Ir aš nueinu Apie vartinių tarsi lėšų. Aš nueinu pas savininką ir aš sakau, klausykit, aš įsinuomosiu tas patalpas. Sakau, man tas mažesnės palikite. Tas gamybinės. Gamybinės, taip. Sako, tai tu darysi kubilus? Sakau, taip. Stoviu ir taip galvoju, taip, aš darysiu, turiu kubilų, neturiu nieko, neturiu nei ten darbuotojų, nei nieko. Ir mano tėtis yra Stalius, kuris padeda visą laiką mums ir padėjo prie kubilų. Ir mano tėtis sako, gerai, dukrytė, sako, aš šitą investuosiu. Ir jisai supirko visas staklės, visą įrangą, jisai supirko ir aš taip stoviu ir aš jau nebeturiu, aš nebeturiu ką daryti, aš turiu daryti. Ir tada automatiškai aš pradėjau ieškoti žmogaus, kuris galėtų dirbti. Ir aš radau vieną žmogų nuostabų, jisai dirbo vakarais daugiau, savaitgaliais, nes turėjo savo darbą, aš kadangi neturėjau tų daug užsakymų, tai man papildoma. Kaip ir... Jam gavos kaip papildoma. Man kaip buvo kaip vienintelis žmogus, plus aš dar turėjau ten ir tėtį, ir dar kitą ten žmogų, ir tai visas tas vyko, ir mano diena atrodydavo taip. Aš su savo vieną nuvežu į darželį, su mažaja grįžtu, aš ją užsimigdau prie gamybos, tai 9 mėnesių vaiką aš užsimigdau, aš per tą tarpą einu teplioti lenteles, aš einu sukti kubilą, todėl kad... Kiek čia maždaug metų, atsiprašau? Tai čia buvo, maniškiai mažai bus tuoj 4, tai prieš 3 metus. Dar iki Facebooko iki to Facebooko isterijos tos. Iki to. Tai aš, man kai ateina ir pasako, ar tu gali pagaminti kubilą, aš galiu padaryti, bet aš nemoku grąžto laikyti normaliai, tai aš ten, aišku, praktika ir visą kitą, bet aš jau viską nuo nulio iki pardavimo ir ten išvežimo, aš jau viską žinau.
Dar noriu irgi truputėlį į tą sugrįžti, kur pasakai, kad 9 mėnesių užsimigdai ir eini, kaip ten dažyti. Dažyti žindelės. Tai aš pati turiu 2 vaikus ir tokio pačio skirtumo, 2 metai skiriasi. Tai žinau, ką reiškia auginti 3 metų vaiką ir turėti kūdikį ant rankų. Kaip tuo metu tikėjai taip tuo verslu? Kas į tą priekį taip stūmė, nes laiko dienoj daug nėra? Aš supratau, pas mane buvo per daug finansinių įsipareigojimų, kad aš galėčiau leisti savo nedirbti. O ką reiškia finansiniai paskolos? Paskolos. Tai lygiai taip pat paskolos, vaikai, darželiai, nes kadangi mano mažoji eina į privatų darželį ir kai mes įsiskyrėm, buvo tas momentas, kur, kai man pasakė mano advokatė, sako, vaikas nuo to neturi nukentėti. Ir tas momentas taip sėdžiu ir galvoju, tai neturi, tai mama turi kažką daryti. Ir tas momentas, kur aš tiesiog, ir ne tik tai, kad dėl vaikų, aš visą laiką norėjau daugiau. Ir aš vis dabar dar noriu daugiau. Aš noriu geresnio gyvenimo, aš noriu išvažiuoti tą kelionę, aš noriu tų dalykų. Ir aš prieš tai turėjau kitą verslą, aš turėjau 10 metų valymo įmonę. Ir aš nei su vienu savo vaiku, aš nebuvau išėjus į normales dekretinės. Aš dirbau tiek būdama nėščia, tiek aš pagimdžius jau ten nuo 1 mėnesių ten irgi dirbau. Bet tai pasirinkai, ne, tu buvo tokia norma, nebuvo, kad aš aukojos dabar čia, žinai. Aukos, dažnai kaip būna aukos toks sindromas. Aš dar gal gali pasakyti, nuo kelių metų valymo verslą pradėjai? 15. Tai va, tikrai ne aukos būsena. Ok, čia tu 15 metų pradėjai verslą šitą. Valymo. Tai gal valymo, čia tas jau kitas pats pirmasis, kaip suprantu, kurį paskui pardavai. Tai verslumo, kaip suprantu, Gislelė tikrai turi, vienareikšmiškai. Man buvo tas dalykas, kad jeigu grįžtant prie vaikų temos, kad žinot, kaip būna, aš nebuvau ta mama, kuri apsėsta savo vaiku, kur, kaip sakau, helikopterinė mama. Aš nebuvau ir man būdavo tas momentas, kur aš labai myliu savo abi dukras, man yra labai gera, bet tik jos, aš tai pasakysiu taip tiesiai, tik jos man per mažai prasmės. Nes mano verslas yra lygiai toks pats mano baby. Ir aš nematau, kaip tu negali suderinti, jeigu tai yra ne tavo darbas, o tai yra tavo variklis, kuris tave tiesiog veža tave. Ir man tas toksai, aš nežinau, man buvimas nuo ryto iki vakaro mama, aš išeinu į tą patį darbą arba atsisėdu prie darbo, man tai yra atgaiva kūnų ir sielai. Ir aš tiesiog išeinu ir aš kvėpuoju ir aš tada pasijaučiu tokia, aš. Bet tai labai turbūt normalu dėl to, kad mes visi esame žmonės ir visokių tų rolių turbūt reikia ir mamos, ar ne, ir norisi ir tos verslo ir savirealizacijos. Labiausiai savirealizacija. Aš tai manau, gal 3 gal konkrečiai, ar ne, 3 tokie akcentai, dalykai, kurie tau pačiai yra kaip didelė motyvacija, ar ne? Ir kur galėtum pasidalinti su mūsų žiūrovais, kad įkvėptum juos. Man labai patiko vienas dalykas, ką išgirdau iš tikrųjų visai ne per seniausiai, bet aš supratau, kad aš tuo vadovaujuosi labai daug metų. Tai akys bijo, rankos daro. Ir tai yra apie tai, kad aš žiūri bijau. Aš be galo bijau ir kiekvienas sprendimas, kurį aš atlieku ir kiekvienas veiksmas, kurį aš darau, aš einu iš tokios kaip ir baimės. Bet labiau noriu. Ir kiekvienas, aš net kaip sakau, visi dideli verslininkai, tie dideli, tai turiu omeny, kad korporacijų vadovai, jie turi tas pačias baimės. Bet žengti tą vieną žingsniuką mes kiekvienas galim. Ir aš esu visi, kaip aš sakau, aš ne kitokia nei tu, aš lygiai tokia pati, tiesiog tai, kad aš žengiu ir darau.
ir kiekvienas galime žengti ir eiti toliau. Ir vieną dar pasidalinsiu iš savo mano gyvenimo moto, kur irgi valymų laikais, kai aš galvojau, kad aš viską uždarysiu, man pasakė vienas kolega, kuris turėjo valymo įmonę, turi, man atrodo, jisai man pasakė, sakau, gali man duoti patarimą, ar man tiesiog paimti ir viską uždaryti ir tiesiog išeiti, ir jisai man sako, aš tau neduosiu patarimą, aš tau užduosiu klausimą. Ar viską padarei, kad galėtum lengva širdimi išeiti? Ir va šitą klausimą aš visą laiką užduodu ne tik tai versle, aš užduodu santykiuose, aš užduodu šeimoje, aš užduodu savo gyvenime. Nes jeigu mes padarėme viską ir galime išeiti lengva širdimi, reiškia, mes nebesigrėžiosime atgal. O jeigu dar ten kažkas kirba, kad reikia padaryti arba noriu padaryti, tai reiškia, dar nelengva širdimi išeisi. Wow. Norisi paploti. Jo, tikrai ta patirtis turbūt vis tiek susideda į tą bendrą puzlę, žinai, ir vat mes vėlgi, vieni žmonės kitus, ar ne, vat sakai, vienas paklausė klausimą, ir tu atsveliai žmonės visą gyvenimą paskui atsiminė, net tarsi mintimis lydi ir būna tavo tokie kaip angelai sargai kažkurio gyvenimo momento. Tai gerai, mielieji, aš manau, kad užsidėkim akcentus dar truputėlį prabėgdami per jos isteriją, ypatingai už socialinių tinklų, užsikabinkim, būkim budrus apie tai, kad nereikia nepažįstamų nuorodų turbūt klaudinėti, ar ne, nereikia turėti vienos paskyros prisijungus ir reikia, kaip sakai, turėti kelis bent šalia kolegas dar pasijungus kaip administratorius, turbūt teisingai, ar ne? Ir dar vieną noriu pridėti, kad stebėkit, nes yra duomenys, yra, pavyzdžiui, kur siuntėjas ir gavėjas, yra, kur atsiunčia Facebookas laišką, būna siuntėjas ir gavėjas. Ir jų siuntėjai ir gavėjai yra viešai rodomi Facebooko paštai. Ir kitas dalykas dabar yra tas, kad aš, kai gaunu tos laiškus, dabar yra labai suaktyvėjęs Facebooko pagalba ir tu gali iš karto jų paklausti, ar man kažką reikia užpildyti, ar aš kažkas gavau. Ir jie tada patikrina ir pasako, bet jie pasako. Ir dar turbūt vienas akcentas, kurį aš pati jau pasidarysiu, tai tikrai neužkabinkit savo verslo kortelės banko į Facebooko paskyrą, turėkit turbūt atskirą banko sąskaitą, bent jau ar kortelę, banko sąskaitą, kur galėtumėte įsidėti ant kažkokią sumą X pinigų ir naudoti ją metai, žodžiu, reklamom ir panašiai, ar ne, kad nebūtų kaip tau nutiko, ar ne, kad ten, sakai, virš 1000 eurų tiesiog taip. Ir tu jų net gavai. Bankas man pagrąžino. Bet dėl to, kad tai pasakė, nepraėjo 24 valandas. Nes būčiau aš pabuvusi ir tada viskas. Okay. Tai va, tai tokios labai bazinės, tokios kaip pamokos, o motivaciją jau tikrai gavot asmeniškai. 120%. Taip. Tai ačiū labai, Sofija, kad atvykai, dar turim tau dovanų nuo savo draugų, nuo Visvifto ir norim tau įteikti. Ir mes pasirašėm tiems, kurie nebijo klysti.